namai, tai labai labai gerai. Gyvūnų kalėdos, nes tau patinka gyvūnai. Patinka tau kalėdos? Labai. Jau turiu dovanas parašęs ir jau kalėdų senelis paėmė laiškus. O kaip Kauno zoologijos sode išgyvena kalėdas? O jie švenčia kalėdas, pavyzdžiui, gyvūnai? Kaip ir švenčia, nes nameliai būna papuošti dažniausiai. Nameliai papuošti, ar ne taip? Kokias dovanas, pavyzdžiui, gyvūnai gauna? Gal dovana būtų mėsa? Dovana mėsa? Noriu paklausti, ar gyvūnai švenčia kalėdas? Kas? Ne. O kodėl jie nešvenčia? Todėl, kad jie nesupranta kalėdų. Bet gandrai išskrenda į Afriką, kai būna kalėdų. Tai gal ten švenčia jie? Ne, tenai šilta, o gyvūnai nesupranta kalėdų. Pasakyk, Salome, gal tu žinai? Bet Afrikoje nebūna kalėdos, nes tada gyvūnai šalto, o kitam šalėm nebūna žiemą, nes dėl to, kad labai būtų šalta, bet tik Kaune būna, žiemą tik Vilniuje būna. Labai šalta, taip. Ne, visoj Lietuvoje būna. Na, dabar Lukas pasakys. Apie gyvūnų kalėdas, ar jie švenčia, Lukai? Kaip tu galvoji? Ar delfinai švenčia kalėdas? Ne, jie būna vandenyje ir plaukioja. Dėl to, kad jiems šalta. Bet, pavyzdžiui, tigrai su kailiu, tai jiem gal nešalta? O šalta. Taigi kalėdos tai daug snaigių. Tai gali labai daug prisnigti. Tai pasakykit, ar norėtų gyvūnai dovanų? Nes, žinai ką, jie norėtų dovanų, žinai ko? Maisto. Maisto? O žinai ką, aš mačiau per teliką, kad gyvūnams kažką to davė dovanų. Ko jiems davė, pasakyk, ką rodė ten per televizorių? Neprisimenu, bet jie gali šiame tas dovanas. Mes su Herkum kalbėjom, kad Kaune yra zoologijos sodas. Ar zoologijos sode Kaune kas nors švenčia kalėdas, kaip mama? Niekas nešvenčia. Nebent prižiūrėtojai. Prižiūrėtojai švenčia? Jo, nes jau mačiau pasipuošę ten kai būna tamsu. Gerai. Jeigu kas nors būsite Kauno zoologijos sode, jūs pažiūrėkite, ar švenčia gyvūnai kalėdas. Apie gyvūnus galiu paklausti? Nes aš supratau, žmonės švenčia kalėdas, o gyvūnai švenčia kalėdas. Taip. Kaip? Papasakokit. Atneša kalėdų senelis ir kažkokia mesytė tigrui. Ir jam patinka. Aš tai vieną kartą, man kalėdų senelis, aš neusiprašiau mano triušiukui maisto, bet jisai kažkodėl atnešė. Ir triušiui buvo kalėdos. Bet aš neprašiau, kad jam atneštų, o jam atnešė. Dovilai, ar gyvūnai, pavyzdžiui, tavo šunį švenčia kalėdas? Nelabai? Žinok, viena ragių šiaip tais nėra, bet į pasakas irgi gauna dovanų šiaip tai. Jie švenčia kalėdas? Jo. O kaip, pavyzdžiui, vienaragių kalėdos? Ką jie daro? Jie tiesiog sušukuoja plaukučius, pasitepa tepalais tokiais gražiais spalvotais, užsideda širdelių ir kanopom gražiai trypia. Gerai. Ir jojo danguje. Super. Ir tada kalėdų senelis vienaragiai parašo savo kanopėlėm, ką nori. Tai jie dažniausiai nori blizgučių ir jie gauna už kelių dienų. Labai įdomu. Ar gyvūnai švenčia kalėdas? Gyvūnai nešvenčia. Šuniukai tai gali švęsti, nes jie mato kalėdas, bet gandrai negali švęsti, nes jie išskrenda, kur nešvenčia kalėdų. O tavo kačiukas tauriai švenčia? Šves? Ne, mano kačiukas bus namuose, bet jisai lauks
dovanėlį, nes jisai pats užsisakė tokį minkštą lašliuką ir ten reikia mėgti ir aš nešu. Tai žiūrėk, švęs kalėdas, sakai. Taip, švęs, bet jisai nenori kalėdų ir nenori eiti į lauką, nes jam labai šalta, kai įlenda į lauką, nes vieną kartą buvo netgi tas šuniukas visai nieko nepasakė, netgi nei miau, nieko nepasakė. Supratau, Jurgi, tu ką nori? Mano pusbrolis turi zuikiuką ar katę narve. Ne tik šuniukai ir katės gali švęsti. Gali švęsti, pavyzdžiui, zuikiai, gali žiurkėnai, jūrų kiaulytės. Galėtų būti, pavyzdžiui, šitiem gyvūnam dovanas. Kokias dovanas? Truputį Tauras užsiminė apie gyvūnų dovanas. Kas yra dovanos gyvūnams? Gyvūnų dovanos, man atrodo, didžiausia gyvūnam dovana. Tai būtų meilė, ir dar skanus maistas, kuris jiem patinka. Lepinimas gal geriausia. Katėm tai čia būtų pienas, nes katėm pienas nesveika, geriausia tai vanduo. Taip, Morta, ką tu pasakysi apie gyvūnų dovanas? Tai kaip jie gauna dovanas, galiu pasakyti. Pasakyk. Tai jie turi turėti savo batą. Nors. Reikia bato? Aha. Ir jie tai gauna. Supratau. Pavyzdžiui, zoologijos sode gyvūnai, mes su Herkum kalbėjome, ar jie švenčia kalėdas? Kartais nepuošia. Kartais papuošia, išleidžia į lauką. Tada kitą tvartą pastato, papuošia patys žmonės ir tada eina. Ir švenčia truputėlį tada zoologijos sode kalėdas? Nešvenčia, nes ten yra eglutės. Ten kalėdų senis neateina? Ateina, bet padovanoja tik kažką kito. Šiaip aš nežinau, ar zoologijos sodas švenčia kalėdas, bet man atrodo, ir pašipuošia zoologijos sodas. Bet šiaip ir išmeros gali švęsti kalėdas, nes būna tie, kaip ten, gyvūnų muziejai, tai ten išmeros būna, tai šiaip gali ir kiaušiniai švęsti, nes kiaušiniai irgi būna ten prie išmerų. Taip. Radijo namai, tai labai gerai.